Europos parlamentas turi 3 darbo vietas – Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Briuselyje vyksta vadinamos mažosios sesijos. Čia taip pat posėdžiauja Europos parlamento komitetai ir politinės frakcijos. Briuselyje įvyko Europos socialistų partijos aplinkosaugos ir energetikos komisijos posėdis. Tame posėdėje buvo kalbėta apie energetikos ateitį ir iškeltas labai ambicingas tikslas. Mūsų Europos socialistų partija siūlo iki 2050 metų atsisakyti ir atominės energetikos, ir iškastinio kuro naudojimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia pereiti tik tai prie atsinaujinančios energetikos. Tai yra labai rimtas uždavinys, aišku, laiko daug, 38 metai, kad šitą tikslą pasiekti, ir per tą laiką be abejo ištobulės naujos technologijos, nauji moksliniai atradimai. Tačiau tam reikės ne tik tai energetikos įmonių, ne tik tai įvairių ten firmų, koncernų pastangų. Kai buvo kalbama tame posėdėje, tam reikės kiekvieno iš mūsų, kiekvieno iš Europos gyventojų pastangų. Na ir ateityje modeliuojama taip, kad be abejo saulės, vėjo energija, biokūras ir kitos atsinaujinančios energijos rūšis taps kasdieninio gyvenimo dalimi. Ir kiekvienas žmogus be abejo turės prisidėti prie to, ar kažkokios tai saulės baterijos, ar kažkokie tai malūnai, malūnėliai ir taip toliau. Žodžiu, tas lūžis, kuris ateina, jis be abejo nėra palankus tom tradiciniam energetikos rūšim, iškastinis kuras, atominė energetika, o jis kaip tik atveria visas galimybės tai pigiausiai ir švariausiai energijai, ji turi tapti pigiausia, tai yra atsinaujinančiai energijai. Na, o be to be abejo labai svarbus ir energijos taupimas, į kurį irgi reikia atkreipti dėmesį ir kur Lietuva turi irgi neišpasakytai daug rezervų. Kornelija Petravičienė iš Europos parlamento Briuselyje.